Viena dažniausiai pasitaikančių klinikinių situacijų gydytojo odontologo ortopedo darbe yra pavienių dantų netekimas. Deja, šitą problemą turi nemažai ir jauno amžiaus Lietuvos pacientų. Efektyviausias būdas yra, žinoma, išvengti šitos problemos, laikytis gydytojo odontologo nurodymų, profilaktikos priemonės tinkamai naudoti ir prižiūrėti. Tačiau, kai jau būna per vėlu arba danties prognozė yra jau prasta, tenka dantį šalinti ir galvoti, ką daryti toliau. Tarp populiariausių priemonių spręsti šitas problemas yra dvi – tiltiniai protezai ir dantų implantacija. Tiltiniai protezai turi nemažai trūkumų, tokių kaip kaiminių dantų apšlifavimas, ko pasekoja pabloginama dantų prognozė. Taip pat vietoj vieno danties problemos sprendimo mes protezuojame 3 dantis, tokia protezo higiena yra apsunkinta ir dažniausiai žymiai palankesnis būdas išspręsti tokią situaciją yra dantų implantacija. Mes apsaugom kaiminius dantis nuo šlifavimo, nebloginam jų prognozės. Taip pat pacientas gali patogiai išsivalyti dantis, prižiūrėti tokį protezą, ko pasekoje užtikrinama ilgalaikė tokio gydymo prognozė.